Labadiena. Tylūs pokalbiai. Ši tinklalaidė buvo sugalvota kaip tyli pagalba tiems, kurie neteko. Ir apie netekties skausmą mes šiandieną kalbėsime su hipnoterapeute ir pedagoge Milda Račiūnaite. Kadangi Milda daug metų yra atidavusi vaikams, teisingai? Taip. Su pačiais mažiausiais gal dirba? Taip, iki 7 metų. Iki 7 metų. Tai jau jūs suprantat, kad mes skirsime pagrindinį dėmesį būtent vaikams. Gedulas, netekties skausmas, su juo susiduria tiek mažas, tiek didelis, bet santykis į tą skausmą turbūt yra kitoks suaugusio ir vaiko. Tikrai taip. Vaikai netekties skausmą išgyvena natūraliau, lengviau, lankščiau, nes jie yra, arti dvasinio pasaulio. Jų gedėjimas, sakysim, yra lengvas. Ir jie labiausiai išgyvena laidotuvėse arba išsineša blogas patirtis, tai žvelgdami į suaugusius, kurie į jų elgesį, į jų reakcijas netekties metu. Tai suaugusių reakcijos jiems padaro didžiausią įspūdį. Ne pati mirtis, bet suaugusių, kurie ją išgyvena. Galima sakyti, kad jie mokosi reaguoti ir gedėti, tam tikrą prasme kopijuodami, ką daro suaugę, daro jie. Ar jūs norit pasakyti, kad jeigu neraudotų tie suaugę taip graudžiai, tai ir vaikai lengviau pergyventų? Taip, nes jie, mirti, kaip ir sakau, jie priima kaip natūralų procesą. Jie neturi tame patirties ir suaugusių reakcijos juos labiausiai trikdo. Jeigu suaugę mirtį priima ramiai, žinoma, gedėdami, bet ramiau ir nerodo vaikui šitų reakcijų, tai vaikas ją ir priima kaip procesą, kuris vyksta gyvenime. Ir klausimas, jeigu žiūrėti, ar vaikas turėtų būti laidotuvėse, tai vis tik jeigu yra šeimoje ar aplinkoje žmonės, kurie mirė ar seneliai galbūt, tai vaikai gali dalyvauti laidotuvėse, nes jie pamato, kad tai yra ne tik teorija, kad tai yra praktiškai tas procesas, kuris vyksta, kad žmogus taip yra, kad jis išeina, ne, kad jisai miršta. Tai vaikai tą išgyvena lengviau. Bet irgi vaikas supranta, kas tai yra mirtis. Jeigu jam nebuvo aiškinta, jeigu su juo nebuvo apie tai kalbėta. Jeigu mamytė nekalbėjo, močiutė nekalbėjo, jūs kaip mokytoja, tarkime, jam nepasakojat. Ir dabar tai atsitinka. Ar jis apskritai suvokia? Gal tas suvokimas ateis iš viso, nežinau, po mėnesių, kai supras, kad kažkas iš tikrųjų negerai atsitiko, nes to žmogaus nebėra mano gyvenime. Taip, galiu pasidalinti gal vienos mano geros bičiulės istoriją. Tai jai buvo 7, jos žuvo mama avarijoje. Ir tais laikais, čia šiaip dar gal 30 metų atgal, buvo kūnas ir jie to kūno net negalėjo susitapatinti, nes buvo mama labai nukentėjusi, jos kūnas jau atrodė kitaip. Ir visi jas gailėjo, našlaitė, tiesiog užjautė, bet jai nuo to nebuvo geriau. Ir važiuojant jau į kapines, ji atsisėdo į mašiną ir ten sėdėjo kažkokia teta iš giminės ir jinai sako, dabar tavo mama iškeliauja į dangų ir ji dabar yra danguje ir tu galėsi su ja kalbėtis, tu galėsi su ja turėti ryšį per žvaigždes. Ir kai tu žiūrėsi į žvaigždes ir jos mirksės, tai tu galėsi tuomet kalbėti su mama. Ir tuo momentu jai atėjo visiškas aiškumas, kad ta mama, jinai pakeitė pavidalą, jinai išėjo, bet ji yra su ja, ji galės su ja nuolat susitikti ir va čia ir yra ta vaizduotės, žmogaus, kurią mes turim savo prigimtyje, dalis, kuri gali padėti tau rasti ryšius, pajusti jį ir susikurti. Galbūt tai vienas iš atsakymų, bet šis
paaiškinimas, truputėlį panašus į pasaką, kuris galbūt nebus tinkamas paaiškinimas, kai tas vaikas vėl susidurs su mirtimi, aš taip galvoju. Yra suaugusios supratimas, tai ir vaiko. Kaip yra pereinama, kaip tas žinojimas turi ateiti? Jis ateina palaipsniui. Tai iki 7 metų vaikui, kol jo protas ir kritinis mąstymas nėra dar pilnai jisai vystymosi stadijoje. Tai jam užtenka to, kad jisai gali susisiekti ir per žvaigždes. Šalia jo tas dvasinis pasaulis yra labai arti, kaip ir išeinančių dvasinis pasaulis jau yra arti ir todėl dažnai suaugę žmonės prieš mirtį jau senyvi žmonės, jie eina į mirtį lengvai, jie sako, aš jau pasiruošęs, ar ne, aš jau tai irgi dvasinis pasaulis vėl prie jų priartėja. Kaip ir vaikas, kuris gimė šalia jo, ir taip pat. Tai iki 7 metų taip, vėliau vaikai, tas realus žmogaus išėjimas, jis jį pradeda suprasti kitaip, ten nuo 90 metų prasideda baimė, kad gali numirti mama ar tėtis, tai jisai pradeda suvokti kitaip, suprasti ir mes jam galim paaiškinti kitaip, bet tai yra taip pat natūralus procesas, žmonės gimsta ir miršta. Jūs labai gerai dabar užsiminėt apie vieną dalyką, galvoju, net kalbėjus apie tai nesu. Vaikas susidūręs su mirtimi, jeigu jis ir turi gražų paaiškinimą, tai nereiškia, kad jis neįgis baimės. Taip. Kai maži vaikai pradeda bijoti, kad nedaug Dieve, kad kas neatsitiktų mamytei, kad kas neatsitiktų tėveliui, kad neatsitiktų, nežinau, bet kam, ką jisai myli per širdelės laiko. Ką su tokiom baimėm daryti? Neturim sakyti, taip, galbūt mes čia numirsim ir bus taip. Mes kalbame iš šito momento, kad taip dabar nėra ir kad tu gali būti saugus. Svarbu, kad vaikas jaustųsi saugus čia ir dabar gyvenime, o kai tai įvyksta, mes negalime pasiruošti tam momentui. Tai tuomet mes į tą momentą ir pažiūrime, bet vėl mes į jį žiūrėti reikia ne su išgąsčiu, ne su tuo, kad mes turime save nuo to saugoti, bet kai tai įvyksta, kai priklausomai nuo vaiko amžiaus, jisai atitinkamai ir reaguoja. Ir jisai dar žiūri, kaip reaguoja ir kiti. Tai kaip reaguoja kiti, įsivaizduokite, jeigu prarado, vėlgi, nežinau, tėvelį, tarkim, mamytę. Ir kiekvieną dieną tas vaikas mato ašarotą savo kito artimo žmogaus akis. Taigi tas suaugęs žmogus, tu negali užkasti savo to skausmo tiesiog per vieną dieną. Ir tu negali jo paslėpti. Labiau, kad ir kaip tu stengtumės. Vaikai yra labai pastabūs ir jie mato ir tas liūdnas akis, ir tą ašarą rėdančią. Ir čia toks momentas, kad mes suaugę, kai miršta artimas žmogus, su kuriuo mes dalijomės meilės, taiga tas šaltinis, į kurį mes nukreipę visą savo meilę, jo nėra. Ir mus tas labai trikdo. Vaikai, jie lankščiau gali savo meilę nukreipti vėl į kitus šaltinius. Jie yra lankstesni tam. Bet gedėjimas vis tiek turi tas savo laiką ir pirma tokia stadija tai yra neigimo stadija, kai žmogus, tai kas įvyko, jis nesuvokia ir jis tiesiog nepatiki jo. Ir čia tokia yra labai gera Kovio istorija rašytojo, kuris pasakoja, kaip jis važiavo autobusu, buvo sekmadienio rytas ir įlipo į autobusą vyras su 3 vaikais nedideliais ir jisai sėdėjo, žiūrėjo pro langą, o tie vaikai pradėjo siautėti. Jie pradėjo ten bėgioti po tą autobusą, pradėjo atiminėti laikraščius iš žmonių, kurie skaito. Tiesiog pradėjo, atrodo, elgtis pakankamai agresyviai. Ir jis neapsikentęs priėjo prie to žmogus ir sako, bet kas nutiko, kad čia jūsų vaikai, taip, gal jūs čia tuos vaikus susižiūrėkit.
Ir tada vyriškis sako, tai va, prieš porą valandų ligoninėje mirė mano žmona ir aš tiesiog dabar va, toks galbūt nebepastebiu vaikų ir jie tokiu būdu irgi reiškia, na, per elgesį, per netinkamą elgesį rodo savo nesaugumą, kurį išgyvena, kad neteko mamos. Tai ta stadija, kai tai rodo apie tai, kad žmogus toje pirmoje stadijoje yra visiškai neigiantis, atrodo viską ir net aplinką, jis nemato aplinkos ir toje pirminėje stadijoje reikia juo ir suaugusiu, ir vaiku dažnai pasirūpinti. Žmonės užmiršta ir pavalgyti, užmiršta šiltai apsirengti, jeigu tai šaltas oras, užmiršta atliepti savo, atsigerti, atliepti savo pagrindinius poreikius, kurie yra reikalingi. Vėliau jau jis eina į pyktį, jisai pyksta, kad kodėl jam taip atsitiko, kodėl gyvenimas jį taip nuskriaudė. Toliau yra, kad jisai pradeda derėti su savimi arba būna, kad ir kaltinti save, kad aš va čia kaltas, nes aš tuo laiku nenuvažiavau, nepažiūrėjau, neaplankiau. Ir toks momentas ir tada jau eina ketvirtas stadija, kai jisai eina į skausmą, kai jisai suvokia, kad tikrai jau to žmogaus nėra ir tada prasideda tas tikrasis jo skausmas. Bet šitas visas stadijas išgyvena ir vaikas, kaip ir suaugęs. Vaikas jas išgyvena daug lengviau, daug paprasčiau. Ir čia daugiau, ką aš kalbu, tai yra apie suaugusio. Ir suaugęs dažnai būna, kad jis užstringa arba lieka toje skausmo stadijoje ir į susitaikymą labai sunkiai eina. Tai čia terapiniai momentai ir ta pati hipnoterapija gali pasitarnauti. Vaikams jie visą tai reiškia per elgesį, dažnai per tokį elgesį, kuris reikalauja dėmesio. Ir tuomet reikia vaiką nebausti, netildyti, bet taip pat prieiti, būti su juo, leisti jam save reikšti, bet kad būtų saugu kitiems ir kuo daugiau jam tėvauti, kaip sakau, būti tuo saugiu suaugusiu, šalia kurio vaikas pasijustų saugesnis ir galėtų savo meilę, savo dėmesį skirti tam saugiam žmogui, kuris yra šalia. Kaip tokiu atveju, kai nedidelis žmogeliukas dabar su savo netekties skausmu ateina į darželį, ateina į mokyklą, kaip elgtis mokytojui? Jis turi turbūt paruošti atitinkamai, tarkime, tos grupės kažkaip žmonės, kitus vaikus. Kaip tai yra daroma? Kaip teisingai elgtis? Tai vėl turbūt reikia elgtis natūraliai, paprastai. Jeigu vyresnis vaikas, tai gali būti, kad jisai šalinsis, nenorės eiti į pokalbį ir leisti jam taip pabūti. Bet tuo pačiu mes jo negalime izoliuoti. Jisai turi, jisai vis tiek per kitų, sakysim, pokalbius, per kitų pasidalymus jam gali vis tiek, jisai girdės apie save, apie savo skausmą. Tai galima jį išklausyti, pabūti tuo klausytoju, kuris jam atlieps jo skausmą. Bet galima ir paklausti, o kiek tau tai yra jautru, ar mes galime apie tai kalbėti. Tiesiog turbūt reikia būti kuo atviresniu ir nebijoti tų skaudžių temų. Bet to klasės arba grupės draugai. Aš beveik garantuoju, kad dauguma jų nežinotų, kaip elgtis šiuo atveju. Jau negana to, kad patys būtų išsigandę, kad kažkas mirė. Ir čia mirė mano klasioko, mano draugo šeimoje. Ir kaip man prieiti prie to savo draugo, ką pasakyti, aš galvoju, kad čia niekaip be mokytojo ir auklėtojo pagalbos neapsieit. Vaikai, jie dažniausiai
daug paprasčiau ir lengviau, atviriau eina į pokalbį su vaiku, kuris patyrė netektį. Ne taip problematiška kaip Ne suaugęs. taip problematiška. Ir jie dažniausiai atranda savo kelią ir pakankamai tokį laisvą. Nes jie yra atviresni ir jie renkasi dažnai iš intuicijos, iš jausmo, o kaip aš dabar galėčiau. Ne iš to proto, kuris sako, kad ne, va čia dabar dar tu negali apie tai kalbėti arba jau gali kalbėti. Tai jie tiesiog tą lengviau pajaučia. Auklėtojas ar mokytojas, turbūt tikslas yra stebėti, kaip viskas vyksta ir jeigu reikia, galbūt paaiškinti ar sustabdyti, ar būti tuo moderatoriumi tarp vaikų, jeigu matai, kad reikia. Jeigu ne, tai greičiausiai jie tai patys. O kaip Jūs manytumėt, Milda, ar tarkime pamokose, etikos, pavyzdžiui, pamokose, reikia kalbėti apie netektį? Manau, kad taip, išgirsti, kokias turi vaikai istorijas apie tai, kaip jie tą supranta. Dabar iš tikrųjų vystantis technologijoms yra ta horror kultūra, kur vaikai mato atgimstančius žmonės, kurie žaidimuose, filmuose, kurie yra nužudomi, nušaunami ir jie vėl atgimsta, turi po kelias gyvybės. Taip. Tai tas jiems taip pat įveda sumaišties, manau. Tikras istorijas reikia vaikams pateikti tada, kai jie yra pasiruošę joms. Pasakos dažniausiai turi kodus ir pasakos mažam vaikui tai yra apie gėrį ir blogį. Jisai, kadangi neturi vėl patirties, vizualios patirties apie visokius šaudimus, pjaustymus ir panašiai, tai jisai visą tai priima kaip gėrį ir blogį. Čia būtų turbūt kita tema. O ta kultūra, kuri ateina per technologijas, jinai kalba apie gyvybių, kuri nėra kaip vertinga ir ją galima netekti, kad tu turi po kelias gyvybės ir panašiai. Tai manau, kad šitie dalykai vaikus klaidina. Ir čia reikėtų žiūrėti, ką vaikai žiūri. Ar įmanoma viską sužiūrėti? Neįmanoma, galvočiau. Tai taip, bet bent jau iki 7 metų vaikui tai tikrai tėvų atsakomybėje yra šitie dalykai ir jie gali juos apsaugoti. Ar jums pačiai teko matyti, kadangi su vaikais daug metų dirbot, ar teko matyti vaikų, kur nenusaugoti vaikai ir turėjo problemų didelių, nes gyvenimo tiesų ir vertybių sistemos mokėsi iš interneto? Tikrai taip. Tai pirmiausia atliepia jų elgesys. Ir jeigu vaiko elgesys keičiasi, tai dažnai yra tai, kad kažkas šeimoje yra negerai, kažkokia situacija, įtampa. Ir tada jau žiūri, gali kalbėti su tėvais. Jeigu vaikas turi daug pykčio ar agresijos, tai vėl yra pasekmė kažko. Tai arba šeimos elgesio, arba tų pačių filmukų. Bet tai gali būti tiesiog kalbėjimas su šeima. Psichologiniai kažkokie sutrikimai, psichinės raidos. Būna, sakysim, autizmas ar ten kiti. Dabar pavadinimų labai daug. Taip, etikečių labai daug, kuriems yra priskiriami įvairūs sindromai ir panašiai, bet kiekvieną atvejį mes turbūt turim žiūrėti labai individualiai. Jūs esate minėjusi, kad jūs kaip hipnoterapeutė, kuri dirbate su įvairiausiom problemom, minėjot, kad 30% jūsų pacientų yra vaikai. Taip. Tai su kokiom bėdelėm jie ateina pas jūs? Labai įvairios. Dažniausiai galbūt. Tai, sakysim, tas išsiskyrimo nerimas. Išsiskyrimo nerimas yra dažniausiai apie santykius šeimoje, apie tėvų skyrybas, gali būti ir be skyrybų, bet konfliktiški santykiai.
Ir vaikai dažnai prisima kaltę dėl to, kad aš čia esu, dėl to, kad aš kažką blogai darau. Ir vaikai tą diktuoja per elgesį. Jie būna arba linkę į apatiją, tai vienas iš kelių, arba kaip tik į agresyvumą. Ir kai jie terapijų metu, tai mes atskiriame tėvų ir jo santyki, kad tai yra jų tėvų reikalai, o jis yra atskiras. Ir dar pakalbame apie tai, kad jis yra vertingas, kad jis yra svarbus, kad jis yra mylimas, nesvarbu, kaip tėvai elgesi vienas su kitu. Taip pat tai yra ir įrašas, ir tokiu būdu vaikai greit atgauna pasitikėjimą. Vaikai klausosi namuose. Taip, tai yra dažnai būna net įvedami ir jo mėgstami herojai, priklausomai pagal amžių. Pagal amžių yra ir pagal vaiko žodyną, pagal jo raidą. Aš norėčiau išgirsti bent keletą sakinių, tarkim, kaip skamba tas tekstas. Tekstas gali būti, kad vaikas įvedamas į vietą, kuri yra jam saugi, maloni. Ir toje vietoje jisai girdi žodžius, koks jis yra ypatingas, kad jis yra svarbus, kad mama ir tėtis jį myli, kad jis yra reikalingas, kad jis yra saugus. Galbūt dar tokią gražią istoriją papasakosiu, yra įsivaizduojamos kopėčios. Terapijos metu vaikas lipa tomis kopėčiomis ir sako pozityvius dalykus, ką jisai veikia su mama, ką jisai veikia su tėčiu. Galbūt jis gavo kažkokį pagyrimą, paskatinimą, kaip juo pasidžiaugė mokykloje. Ir ta istorija yra ir būtent ir lipimas į viršų, ir nulipimas žemyn, vėl pakartojant tuos gražius momentus, kaip juo visi džiaugiasi, kaip juo visi didžiuojasi ir koks jis yra ypatingas. Ir vaikas tą priima kaip savo ir tai jam turi poveikį. Šitas lipimas kopėčiomis yra padėjęs jūsų pacientams? Taip. Prieš tai mes kalbame apie meditatyvų jau tekstą. Bet prieš tai su vaiku mes terapiškai taip pat dirbame, ieškome tų priežasčių, kodėl jis taip jaučiasi, kodėl toks jo elgesys, kokios tą elgesį sukelia kažkokios emocijos, kodėl jos yra, kas yra už jų. Aš suprantu, kad iki to einama yra ilgai ir neatsiranda tas tekstas kažkur iš dangaus, jis nenukrenta ir einama ilgai ir grįžtama, kaip ir sakėte, į emocinę atmintį, teisingai? Priklausomai taip, maži vaikai ir jie iš tikrųjų negrįžta, nėra kur grįžti, taip, tai jiems užtenka to svarbos momento. Ir asociacijų malonių? Asociacijų, jo įtaigų dažnu atveju, arba jeigu vaikai yra iki 6 metų, dar 4-3 metų dažnai dirbu su mama. Gali būti ir tokie mažiukai pacientai? Gali būti, pavyzdžiui, alergija kokia ar baimė. O ką hipnoterapeutas gali su alergija padaryti? Čia yra svarbus savo momentas. Aš turėjau 4 metų berniuką, porą susitikimų padarėm su mama, pažaidėme su juo ir alergijos neliko. Tai ta alergija turi psichologinės priežastis? Taip, be abejo. Tai yra, pasijautimas nesvarbiu. Tikrai gali būti taip? Taip, gali būti taip. Atradimai. Arba atvirkščiai, turėjau bičiulę, kurios berniukui buvo 10-12 metų ir jisai turėjo stiprų dermatitą ant rankų. Ir ji, tokia perfekcionistiška mama, labai dėmesinga. Ir po mūsų pokalbio paprašiau jos, kad ji šiek tiek mažiau skirtų dėmesio, kad jis jau pats gali pasirūpinti savimi. Ir jinai tarsi jį užmiršo, kaip sako, aš atsitokėjau po kelių po savaitės ar 2, kad aš kažkaip neskiriu jam dėmesio. Ir vis tik neliko tos alergijos. Tai čia yra tas suvokimas, kad aš meilę gaunu per dėmesį, per ligą. Čia jau įeina vaikas į rolę, yra 4 rolės, čia jeigu plačiau. Plačiau. Paskutinis klausimas mano būtų toks. Ar hipnoterapeutas, ypatingai dirbantis su vaikais, kaip jūs, privalo būti geras, empatiškas žmogus?
Empatija čia ir galbūt ir trukdo, ir padeda. Aš žmogų suvokiu jo skausmą, bet aš nesusisieju. Ir savo darbe aš nepersiimu jo skausmu, aš esu atsitraukusi. Ir žmonės būna verkia ir išgyvena momentus, bet aš su tuo nesusisieju. Galiu gal ant pirštų suskaičiuoti atvejus, kai mane palietė emociškai. Tai turiu tokią savybę. Specialistas savimi neturi pasimatuoti savo paciento emocijos. Taip? Nepersiimti tikrai, nes tada tu tiesiog paskui turėtum atsistatinėti labai ilgai. Bet gerą širdį turi turėti. Taip, jisai turi suvokti, suprasti tą skausmą. Ir mylėti žmonės turbūt. Taip, be abejo. Ačiū, Milda, už pokalbį.